Vinco Mykolaičio Putino romane Altorių šešėliai pagrindinis veikėjas Liudas Vasaris po karo grįžta į Kauną. Kaunas tuo metu yra vadinamas mažuoju Paryžiumi, tad Liudas Vasaris įsilieja į visų menininkų linksmybes. Tūkstantis 919-ieji. Kaunas pradeda atsigauti po karo. Pavasarį įvairių sričių menininkai grįžę iš užsienio susirinko ir nusprendė įkurti menininkų draugiją pavadinimu Vilkolakis. Žemaitijoje Vilkolakiu buvo vadinami žmonės turintys išskirtinių vaizduotės galių. Ir tos draugijos nuostatose buvo parašyta labai įdomiai. Pirmu punktu – augti ir auginti gyvenimo valioje. O jau trečias punktas – tam tikslui nustatyti, daryti vakarėlius skiriamus kūrybai ir gyvenimo džiaugsmui. Reiškia, jie iš karto sutapatino kūrybą ir gyvenimo džiaugsmą ir Laisvės alėjoje 3 išsinuomoję nedidelį medinį namelį, pradėjo ruošti vakarus. Menininkų būrelis taip pat pasiūlė įrengti ypatingą kambarį, kuriame būtų tik dideli laiptai, o visas kambarys skendėtų mėlynoje prieblandoje. Ši buveinė turėjo būti skirta ieškoti kūrybinio įkvėpimo, bet pasak režisieriaus, nuo pat pirmų dienų Mėnulio žydrynės kambarys tapo girtavimo ir išsiblaivinimo vieta. Tiesa, Vilkolakio draugijos įkūrėjai ėmė ruošti ir išskirtinius numerius. Būtent čia baleto artistė Olga Dubeneckienė-Kalpokienė sukūrė jūreivių ir durklų šokius. Ir jie taip sugebėdavo, sakykime, skaityti paskaitą, kokią nors visai rimtą temą, o po to meninė programa, improvizacijos siautimai, ir kadangi nebuvo internetų, nebuvo televizijų, tai tęsdavosi iki 2 gaidžių. Paryčiais jie visi mediniai šaligatviais, konkėm, vėl įsivažinėdavo į darbus, gražiausiai dirbdavo, būdavo Lietuvą kuriančiais valdininkais, aktoriais, universiteto dėstytojais, o vakare vėl vykdavo tas nuostabus gražus gyvenimas. Laimingi žmonės. Vis dėlto Kauno bohema neapsiribojo tik vakarėliais. Jai būdinga labai aktyvi kūrybinė veikla. Rengė koncertus, spektaklius, parodas, literatūrinius vakarus. Kūrėjai ypač domėjosi ir sekė Europos madomis. Ir nors dienomis menininkai stengiasi būti arčiau žmonių, vakarais jie užsidarydavo kavinėse. Versalio restorane karjerą pradėjo Antanas Šabaniauskas. Spaudos pokylis metropolyje, kaip Paryžiuje ar Berlyne, buvo laikomas didžiausiu pokyliu Kaune. Jame dalyvaudavo prezidentas, ministrai, diplomatai, kultūros pasaulio įžymybės, karininkijos atstovai. Man atrodo, kad tuometinis bohemos branduolys buvo nuo plačiosios visuomenės vis tiek atsiskyręs. Jis nebuvo proletariškas. Išskyrus gal vieną kitą, gal, sakykime, rašytoją, kuris vėliau jau prokomunistiškai mąstė ar galvojo. Bet ir jie, reiškia, dalyvavo tam bohemos siautuly. Tos idėjos dešinios, kairios, vidurio, radikalios ar kosmopolitiškos, jos visos dalyvavo kaip žaislai šitame boheminė gyvenime. Smagiausi vakarai vykdavo Konrado kavinėje. Ji garsėjo tuo, kad čia susiburdavo visa Kauno bohema, rinkdavosi verslininkai, menininkai, politikai. Konrado kavinė tapo gandų sklidimo vieta. Čia naujienas buvo galima išgirsti greičiau, nei jas perskaityti laikraščiuose. Dalis jos persikeldavo ne tik tai, kad kaviniai tai taip gana banalu būtų įsivaizduoti bohemą. Persikeldavo jinai į namus, į butus, į tas vietas, kur tie menininkai gyveno. Ir mūsų namuose, Žemaičių gatvėje, įkalnėje, į Žaliakalnį, kur mes gyvename, labai dažnai rinkdavosi labai įvairūs meno žmonės, dailininkai, muzikantai, poetai, rašytojai pas tėvus. Ir tie pokalbiai būdavo labai ilgi ir, žinoma, man kaip vaikui nuobodus. Abu pašnekovai sako, kad bohemos išskirtinis elgesys kildavo iš noro praskaidrinti gyvenimo pilkumą, paversti jį įdomiu. Dažnas aktorius savaitę iki spektaklio apsimesdavo savo veikėjų, kiti dėmesį traukdavo drabužiais. Ta Kauno bohema, jinai buvo labai išradinga. Ir labai daug sau leidžianti. Sakykime, Kazimiera Kymantaitė, garsi mūsų aktorė, režisierė, kurios šimtmetinės šventėm gimimo, man pasakojo. Ji buvo tiesiog, tai yra autentiškas liudijimas. Ji buvo kairioji visada ir labai mėgdavo per gegužės 1-ąją darbo žmonių solidarumo šventę pasipuošti raudonai. Nuo galvos iki kojų raudoni bateliai, raudonas rankinukas, aišku, būdavo ekscesas, visi ją žiūrėdavo, kaip jinai čia drįsta ir sako, išeinu vieną kartą, žiūriu, nieks į mane nežiūri. Galvoju, kas čia dabar visi lekia, bėga minios link Soboro, o ant Mickevičiaus ir Laisvės alėjos kampo
Liepoje sėdi 2 metrų profesorius Balys Sruoga universiteto ir kukuoja. Ir nieks jo išimti negali. Ir gražiuoju prašo, ir piktuoju varo, ir kviečia policiją, ir nieko. Ir sako, kažkam atėjo į galvą, kad reikia pakviesti profesorių Vincą Krėvę Mickevičių. Vincas Krėvė Mickevičius, labai mažutis, sako, tik tai atėjo ir tik tai pirštu tik pamojo. Baliukai! Ir sako, tas kaip nusikaltęs katinas tik drimt išlipo ir nustekė ramiai, kaip būna tos žiurkininkės, kur išveda ar ne su dūdele stebuklingai. Puotuose ideologiniai priešai pamirždavo savo vaidus, visi elgdavosi kaip viena kūrybinga šeima. Taip kartu jie kūrė Lietuvą. Meno inteligentija mokėjo ir linksmintis ir dirbti. Prieš improvizacijas ir vakarus kultūros elitas skaitydavo paskaitas, kurios buvo įtrauktas į Vilkolakio įstatus. Na, o vėliau prasidėdavo linksmybės. Noriu pasakyti, kad prelatas Maironis, kurio 150 metines mes gražiai minim, jeigu sužeisit jo Maironio muziejų, tai rasit pirmiausia tokią vazą su kortelėm vizinėm, kas jį lanko. Ir yra irgi daug nuotraukų, labai plačios užstalės, daug artistų ir solistų, ir mano visų šitų mėtų bohemininkų. Jeigu jau prelatui negalima eiti į kavines, tai bohema ateina pas į namus. Aišku, ne su tokiu intensyvumu, gal ne su tokiais žodžiais, ne to garsu, truputį mažiau decibelų, bet vis tiek yra labai tokios gražios nuotraukos, kur gerbiamas mylimas prelatas tokiais rusvais žandukais sėdi ir ten apie jį visi susikibę labai gražiai, matyti lietuviškų papročių ruliuoja ir dainuoja. Daugelis istorijų apie to meto kultūros veikėjus yra virtusios legendomis. Antrasis pasaulinis karas išbarstė Kauno kultūrą ne tik po visą Lietuvą, bet ir po pasaulį. Vėliau Vilniuje ėmė burtis naujoji bohema.